Tu taip ilgai gyvenai savyje, kad pasaulis net nežino, kas iš tikrųjų tu esi. Tu išmokai stebėti, jausti, analizuoti, suprasti kitus. Bet ar žinai, ką tu dar išmokai? Slėptis. Slėpti savo jautrumą. Slėpti savo gylį. Slėpti savo tikrą balsą. Slėpti save. Tu gimei su 7 energija ir tavo siela niekada nebuvo paviršutiniška. Tu visada jautei daugiau. Daugiau nei pasakei, daugiau nei parodei, daugiau nei kiti suprato. Tu jautei energiją, žmones, atmosferą, netylinčią tiesą tarp eilučių. Tu matei tai, ko nematė kiti. Ir ilgai galvojai, kad dėl to esi kitoks. Kad gal esi per jautrus, per daug gilus, per daug mąstantis, per daug jaučiantis. Tačiau dabar manęs paklausyk labai atidžiai. Tu niekada nebuvai per daug. Tu tiesiog visada buvai arčiau tiesos. Ir tai ne visiems yra patogu. Nes tavo energija jaučia melą, jaučia kaukes, jaučia netikrumą. Todėl kartais šis pasaulis tau atrodo per daug triukšmingas, per garsus, per daug paviršutiniškas. Ir tada tu pasirinkai saugią vietą, savo vidų. Tik yra viena problema. Vieta, kuri kadaise tave saugojo, po truputį ji tapo tavo kalėjimu. Tavo vidinis pasaulis yra labai gražus. Bet tu neatėjai čia tam, kad jame pasislėptum. Tu neatėjai tik stebėti gyvenimą. Tu atėjai gyventi gyvenimą. Atsakyk. Kiek kartų nutylėjai tą, ką iš tikrųjų jautei? Kiek kartų pasirinkai tylą, ne todėl, kad neturėjai ką pasakyti, o todėl, kad bijojai būti nesuprastas? Kiek kartų save sumažinai, kad kitiems būtų patogiau? Kiek kartų apsimetei, kad viskas yra gerai, kai viduje siela net šaukia? Šiandien aš atėjau neraminti tavęs. Aš atėjau tave pažadinti. Nes atėjo laikas. Laikas nustoti slėptis. Pasistenk išgirsti mane, mano žinutė tau.
Tavo jautrumas nėra problema, bet tavo užsidarimas jau problema. Tavo intuicija nėra silpnybė, bet nuolatinis atsitraukimas nuo gyvenimo taip. Tavo gilumas nėra našta, bet baimė būti pamatytam čia jau problema. Tu negali visą gyvenimą laukti, kol pasaulis taps pakankamai saugus tau atsiverti. Tas momentas gali niekada ir neateiti. Todėl sprendimą priimi tu. Dabar. Nuo šiandien tu nebeslėpsi savęs. Nuo šiandien tu gerbsi tai, ką jauti. Nuo šiandien tu mažiau abejosi savo intuiciją, nes ji tavęs niekada neišdavė. Tu ją tiesiog kartais ignoravai. Atmink. Tu neturi visko suprasti, kad pradėtum judėti. Tai yra 7 energijos spąstai. Tu vis dar galvoji, dar truputį pagalvosiu, dar truputį paanalizuosiu, dar truputį palauksiu aiškumo. Ne. Gana. Kartais aiškumas ateina tik po žingsnių, ne prieš jį. Tu ieškojai atsakymų išorėje, knygose, žmonėse, mokymuose, ženkluose. Bet tiesa yra ta, kad didelė atsakymų dalis jau gyvena tavyje. Tu juos jauti seniai, tik bijai jais patikėti. Tad nuo šiandien aš noriu, kad tu priimtum sprendimą. Ne mažą, didelį sprendimą. Tokį, kuris keičia tavo gyvenimą. Sprendimą nebeišduoti savęs. Tad garsiai arba mintyse dabar pakartok. Aš nebeslėpsiu savęs. Pasitikiu tuo, ką aš jaučiu. Aš gerbiu savo jautrumą. Aš nebesumažinsiu savęs dėl kitų. Aš leidžiu savo būti matomas. Aš leidžiu savo būti tikras. Aš nebesirinksiu gyvenimo, kuris tolina mane nuo manęs. Nuo šiandien aš gyvenu savo tiesą. Pasauliui nereikia mažesnės tavo versijos. Pasauliui reikia tavęs tikro. Ne tylesnio, ne patogesnio, ne mažiau gilaus, bet tikro. Nes tavo dovana niekada nebuvo prisitaikyti. Tavo dovana yra matyti giliau, jausti giliau, gyventi tikriau ir padėti tą daryti kitiems. Tad nuo šiandien
Tu nebesislėpsi savo vidinėme pasaulyje. Tu atsineši savo vidinį pasaulį į išorinį pasaulį. Ir tai pakeis viskas. Atmink, tavo jautrumas niekada nebuvo duotas tam, kad slėptumėsi. Jis buvo duotas tam, kad tu parodytum pasauliui tiesą.